Sveiki susirinkiai, kaip žadėjau antrą dalis ir aš, kaip matote, parduotuvėje, tai man reikia paimti varžtų, kaip sakyt, blusų su galvėliam. Ir dar reikia susirasti silikoną, kad ras būtum karščių atsparus ir tik tom cementinę plokštę. Tai einam pavyzdžiui su keliu dalykėliu. Ir to jau parodys, pasakysiu, ką man anu reikia. O tokių blokėlių. Bet paieškosiu dar, kad būtum su galvėliam, kad eitum pragrėžti, kad nereikia tam skelėlių daryti. Ir pagal spalvą neradau, tai paėmiau paprastų blizgių, turėtum būti neblogo. Dabar man reikia susirasti betono plaušų plokštę. Tai, kas suprantat, tai jau greičiausiai įtarat, kam bus naudojama. O dabar lekam iki Ermitažą, nes ten mačiau internete ir tų betoninių plokščių, kad tas ir mažesnis, man dėl to į golfesterį įsimesti. Ta varom. Ką man anas dabar reikia, tai elektros darbo, kaip matėte, jau kabelis ir įmest ir jau ir pridauts grina eso, kadangi jau padiditom gali, padarytom CL dėžę prie stolpo. Tai vadinas, mes jau galim konstruotis vidau visą skydinę. Tai kad susikonstruot dėželis aš nusprendžiau nepirkti, nes jis ten būna plasmasinis ir nelaba kokių dydžių kainos belia kokias. Tai nusprendėm su elektriku, kad būtum geriau padaryti iš betoninis plokštis, kad ir realiai atspari ugnį ir ana gal, kaip sakyt, tvarkinga laikyti ir ana bus, patvirtinti elektriką, kad ana ir normali. Tai va, tai dabar važiuoju, ieškosiu plokštės ir padarysim tokį sarkofagą visai vidaus skydinę. Dar ryte radau žmogelį, kad rastur infiltracinį šulinėlį su visu dangčiu. Tai kažkas sakė apie 80 diametrą ir metrą aukščio. Tai susitariau, kad po Patreons man paskambins ir aš iš ano pasimsiu už 40 eurų. Tai čia, manau, aфиgentas deals ir tai dabar luktelsiu, vėliau greičiausiai teks pasimti prikabėlę, tai nuvaryti pasanu pasimti. Radau šitas ir 1,25 m ant 7,5 m. Reikia įdėti jaučiu link namo ir reikia pasimti priekabą. Tas turėtum neužilgą skambinti mūsų žmogelį, kur turės šulinėlį. Varom. Taip, grįžau, parsivežiau šulinėlį, tai šulinėlis ir kartu su dangčiu. Kažkas apie, nežinau, gal 80-90 cm aukštis ir 60, kažkas apie 70 plotis. Kaip sakyti, skersmo. Tai tas bus mūsų infiltracinis šulinėlis ir tai jau supažindinsiu čia biškėlį pumpaunu vandenį. Dabar nežinau, jūs matote, nematot, bet šitas ta šlanga ir skirta oraputė. Čia nuotekas įbėg. Aš dabar pumpaunu aplinkau vandenį laukon, užvešu molį, kad užsiurbta mano. Ir viskas. Ir kito pusėje ir jau švarus išvalyts nuotekas ištek laukon. Tai tas ištekėjams nutekės į infiltracinį šulinėlį. Kažkur bus, greičiausiai čia bus iškast sensa. Įleis į vidų ir einam dabar supažindinsiu, kas bus toliau. Tai va, čia ir pati oraputė, turi kabelį, katras bus po žemį, įversam į gofrą, tai čia visi tvarko, pati oraputė, oraputis dėželė bus kažkur pripatrelė, kur išeina šlanga oro ir viskas. Dabar, kur ištekė švars vandau, tai dėsiu šitas vatų vamzdį, padarys kažkokį tai atstumą ir išgręšiu skylį, išpjausiu, įleisiu į vidų, užsilikonausam, padarysim lyčiną, kaip turbūt. Ir realiai bus kaip ir viskas. Tai dabar, kaip reikės pasidaryti sulaidas, tai pasimsiu, tiesiog persiversiu iškart į gofrą. Ir 8 laidą turiu pasiruošęs šitas gofra vatoveito. Tai kartu su gofra padarysiu kilpelį, perversiu čia pasiėmęs 5 metrus. Tai tas laidas išeina pripat kartu realiai su nuotekų vamzdžiu. Ta gofra tada ateis čia. Čia kažkur išsikasiu oraputę. Tai ta šlanga ir va tas kabelis nueis į oraputis dėželę. Ir ten bus rozetė. Vein ir rozetė, kur tiesiog va taip prisimontuojam veiną
bet aš darysiu dvigubą, nes turiu šitas ir drenažinių siurbliuks suplūdė. Nu, kaip sakyt, kaip ir automatinis, pakil vandens, įsijung, nusirb, tušts ir vėl vis tvarkons nedirb. Tai kabelis ateis į ton dėželę, ir čia bus pritaisyta, greičiausiai ne viena, darysiu dvigubą rozetę. Bus, pavyzdžiui, viena 2 rozetės, viena rozetė oraputė, o kita rozetė mūsų siurblio. Ir tai vienam gali ateis slides, ar per kit gal išeis kits į mūsų nuotekų šitas šulinėlį. Va tam siurblio. Tavo tokia sistema. Tikiuosi, kad supratot, ką darysam. Tai dabar išsipumpaunu, užsipilsiu molę aplinkau visų ir po biškėlį, jeigu nelys, pradės darbautis. Kur aš pirkau tas medžiagas, kam man reikia betoninės plokštės. Tavo, čia ir visi kabeliai, čia turės stovėti elektros dėželė. Aš ton dėželį svarstau pasidaryti pagal save, kad būtum didesnė, nebūtum labai, kaip sakyt, viskas smulkiai ir turi jau mąstyti, kaip visko sukoregauti. Tai padarysim didesnį, jeigu reikėtų matyti, dar kažkų dadėti, dajungti, į lauką nuvesti, parvesti, dar kažkų, nu žodžiu, biškai reikia viziti į ateitį. Ir ana bus į seinas vidų įslėpta. Kodėl į seinas vidų? Nes mąstau greičiausiai ateityje bus, kad bus greičiausiai kažkoks veidrodis, dar kažkas, padarysim, kad kažką per pusėns būtum ir galėtų mano nustumti vien pusę ir grina už veidrodžiaus bus elektros skydinė. Jokios dėželės, nieko, vis bus paslėpta gražiai. Tai, kas nežinot, betono, kaip sakyt, betono dulka arba betono drožlių plokštė yra atspari ugniai, tai gali drąsiai sukti ten, kur elektros, kaip sakyt, srovis, kur kaist, kur invertoriai ir, pavyzdžiui, nuo panelių, tai labai dažnu atveju ded už nugaras kažkokią prietaisą, betoninę plokštę, kad esant reikalui neužsidegtam arba, nu, kaip sakyt, sulaikytam karštį. Lygiai tą pat plokštį ir naudojama ir, kaip čia pasakyti, už pečiaus dedam, kad, pavyzdžiui, seiną biškėlį apsaugoti. Tai gali dėti ne vieną, gali dėti 2, 3, susluoksniauti ir oro tarpą padaryti. Ir vieno pusė iš vis beveik nieks nebus temperatūra pokyčiai, o kito pusė galės ten vos nelauž kurenti. Tai va, ten ir toks va į reikals. Biškėlė nukainaun, bet specialiai ir padaryta va tokiem. Jeigu nepradės lyti, tai pradėsiu su mūsų nuotekų valymo įrenginiu, o jeigu pradės lyti, tai daryti dėželę. Žodžiu, prasiversam laidą. Nežinau, girdot mane, ne? Žodžiu, turi kažkiek gofras, betonas turėtum užtekti čia gal kokiai 3 su viršo metrų. Laida turi 5 metrus. Gali atpirkti gofrą su plasmasiniu laideliu, su siūlu arba su metaliniu, jokio skirtumo nėra. Bet kai nėra didelis atstums, tai jokio skirtumo. Gali atitepti lengva persiverti. Nesudėtinga. Nedaug tai reik. Šitais verat. Galėt, jeigu labai jau ilgą atstumą reik verti, galėt papurti to gofrą į vienu metu, papurtyti ir stumti vidų laidą. Tai toks biškėlį padeda. Aišku, jeigu būna dviesi, būtų dar geriau, bet gali į vienas pasidaryti. Jokio skirtum nėra. O, šitas išlinda. Liuks. Čia beveik realiai 4 metrą. Liuksas. Šitas va, prasivyri, nežinau, matas nesimat. Užsiteipinam galą. Kad tas mūsų galėlis nepabėgtom, neišbėgtom niekur. Ir viskas. Užsiteipinat, prasikišat per savo tą gofrą, vidinė pusė, tiksliau nami, padarot kilpelį, tai ten galės atjungti arba tiesiogiai laidą iki pat skydinis, arba galėt pasidaryti paprasčiausią rozetę, o su to
kilpą, kur pasiliko atlaidą, gali dadėti kištoką ir esant reikalų galit tiesiogiai nuo tų gal paimti, iš rozetį ištraukti ir viskas ir rozetį išjungta. Ir, kaip sakyt, orapūtį neveikia ir vis ir kontroliuojam mechanišką. Tai aš dar vientų gal užsiviniausiu ir viskas. Tiksliai mes jau pasiekėm kažkas apie 1200 subscriberių. Tai jau mūsų nemažai ir man YouTube'as jau paprūvina, jau leido visokius monetizingus dėti. Tai labai nesupykėt, jeigu pamatysit reklamą, nes man čia, kaip sakyt, pirms kanalas, katru aš taip pat užsiimu. Tai labai nepykėt, nes tas reklam, žino, gali praskipinti, o man už tai kapeiks. Tai vat. Taip, dabar reik tiesiog paimti prasiverti. Kaip matyt, įsikasiau orapūtį, tai ir visą dėžį. Ta orapūtis grina nemontavau, bet kaip matot, šitas vat šlanga orą, ta melsva, ėjant teisė į orapūtį. Realiai galite įsikeišti iki pat galo, tur pilna užtekti. Jeigu reikės, dar galite nuo parsitraukti. O likutį galite vidų ten sustumti. Arba galite ištraukti visą, nukirpti, kiek reik ir viskas. Ir kartu kabelis gofro į namą. Tai vadinas, vienas kabelis iš namą išeina į orapūtį. Ten bus dviguba rozetė. Nuotekų vamzdis iš namą į įrenginį. Tada iš orapūtis išeina oro vamzdėlis, žarna į įrenginį. Toliau išsigrėžiau vieną skylelį, tai bus dar vienas kabelis ir aš prasivesiu irgi gofro tep teisę į šulinėlį, katras bus va kažkur čia. Tai va, ten dar nesu užmetęs, bet ten dar matos ir vamzdis, kur išeina jau išvalytas nuotekas. Tai vat, įsidės šulinėlis, gofrą su vienu laidu į šulinėlį, kad pasijungtom siurblys. Ir viskas. Ir bus tiek žinių. O vėliau tas siurblys, jau ką pakels vandenį, paimsiu, nusipirksiu viniuojamą drenažinį vamzdį, į kaip nors aš taip užlenksiu, į tą biškį žemiau nueitam, kad ans kaip iškels vandenį, ans apgrėžia į griovelį ir po to ten nusisunks pagal griovelį. Ir viskas. Tai kad norėjau parodyti, kaip atrodo, nes pats ieškojau biškėlį kaip čia kas. Ir dar esu turiu atlikę polistiroliaus. Tai paimsiu, padarysiu dėželį, supūsiu su putom, grina tokį, kad maža kas unžymos tiek vienu užpūsiu, tiek tų užpūsiu, kur išeis į šulinėlį drenažą. Tai vat, galit pasiveizėti. Čia ir Biomax M5, o M5 tai ir su dideliu dangčiu, Biomax M5M tai ir su mažu dangteliu. Tai vat. Iki žinių, čia neleid man tas svarselė, kas kokį pusvalandį lyn, tai čia vien tai išlyna. Tai čia reikėtų guminis išsitraukti. Bet niek, tvarkinga. Nežinau, kiek čia gavos tas flagėlis, bet šiandien aš jau tų šulinėliaus nebekasu. O ryto važiausiam į festivalį Apulis Piliakalnį. Tai nežinau, jeigu kels šiandien, kas varys į Apulis Piliakalnį festivalį ryto, aišku, jeigu oras leis ir aš būsiu, tai gali tikrą prieiti, pasisveikinti, pabazarinti ir vat, visiems geros nuotaikos, darbo vyks toliau, kaip vis laik, dėkui, kad veizėjot, numetat laiką ir iki kiek kartų.